Dėkoju, posėdžio pirmininkė. Mano klausimas būtų aplinkos ministrui, su kuriuo tikrai operatyviai pavyks spręsti visas problemas, bet aš manau, apie šią problemą, kurią kalbėsiu, tikriausiai ir kiti ministrai turėtų išgirsti. Pirmadienį buvau pakviestas į Skaidiškės bendruomenės narių ir tikrai iškėlė labai daug klausimų. Pirmiausia, tas nešvaria plastika arba atliekų plastika yra vežama iš Skandinavijos valstybių. Iškraunama Skaidiškėse vienoje įmonėje, kurią negalima įeiti nei bendruomenės nariams, nei politikams, niekas neįsileidžia. Tik tuo metu, aišku, kad atvykau vakare, jau kažkas buvo pranešę, aplinkos apsaugos inspektoriai buvo atvykę, 3, juos įleido, aišku, vadovybės tos įstaigos žmonių nebuvo. Noriu atvirai pasakyti, pabuvus ten 5 minutės, toje pusėje, kur pučia vėjas, tikrai išbūti ilgiau negalima. Šalia gyvenamieji namai, už 300 metrų darželis. Ir kita problema, taip išvelgiau savo akimis, sukrautą tą vadinamą nešvari plastiką po atvirų dangumi. Ten, aš manau, maža kibirkštėlė, gali vykti didžiulis gaisras, o aplink yra įvairių įmonių užsienio investuotojų įsikūrę. Aš manau, jau projekte turėjo būti numatyta, aš manau, ir stoginė, vien kad galima būtų laikyti šitas atlikas, kurios Lietuvai, aš manau, yra visiškai nereikalingus. Ir neaišku, kas iš jų yra perdirbama ir ar utilizuojama, ar perdirbama ir kitur toliau elgiamasi. Ačiū. Dėkoju už klausimą. Tai turbūt kiekviename rajone, kiekvienoje apygardoje yra gerų verslų ir blogai besielgiančių verslų. Tai čia turim pavyzdį prastai besielgiančio verslo. Ta industrinė teritorija, jinai ten yra labai sena ir to nebūdavo iki šiol. Atsirado akivaizdi tarša, kvapai ir taip toliau. Tai praeitą trečiadienį aplinkos komitete buvo išsamus klausimai, įmonės atstovai nepasirodė, pasirodė tik tai įmonės advokatas. Mūsų aplinkos apsaugos departamento darbuotojai buvo nuvykę ir patikrinimai atlikti, tyrimai paimti. Tai gaudysim už uodegos pažeidėjus, įrodymai renkami, bet reikia irgi suprasti, kad į privačios įmonės teritoriją įeiti gali tik tai valstybės įgalioti inspektoriai, ne privatus asmenys ar kitaip. Tai įstatymų privalu tvarkytis, bet inspektoriai buvo, įrodymai paimti, tikėkime, greitų metų bus ir atitinkami veiksmai.